Stepa net braukė ašarą, Laisva braukė ašarą, joms pavyko labai gerai, ar ne, publika? Pažiūrėkit, merginos, kaip reaguoja publika. Merginos. Ar girdit mus? Sugrįžkite į realybę. Tikrai labai gražu, labai jautru. Labai gražu ir labai prasminga. Wow. Laisva, kodėl braukė ašarą? Kažkaip, labai tokia, labai daug įdėjom pastangų, labai daug mes su Liepa juokavom pradžioje, kad šita graži muzika mums pradžioje asociavosi su skausmu, su mėlynėmis, su daug nukreiptų, nežinau, rankų, kojų, o dabar galutiniam rezultatė, kai viskas atrodo padarėm tą, ką iš mūsų reikalavo, norėjom, tai tokia prasiveržė emocijos. Ar viską padarė merginos? Kodėl išjungia garsą? Ir laimio, turbūt, aš bent jau nugalėti negaliu, bet aš turėjau žiauriai geras profesionales trenerės, kurios man pasakė, kaip tą akimirką nupyti, bet tai nemaišytų tam tikriem elementam atliekamiem. Mes matėm, kad tai tikrai realiai labai pavojinga ir kai Liepa tu ties juosmeniu ant lanko pakibai, tai jau mes visi kalbėjomės, kad dabar jau mes tikrai bijom, realiai bijom. Man iš pradžio irgi, kai man parodė, kokius man reikės elementus atlikti, man iš pradžio irgi galvoju, kad tai yra neįmanoma, bet kažkaip žingsnis po žingsnio tikrai nesigavo čia viskas per vieną kartą, bet vėlgi, kaip Laisva sakė, mūsų trenerės yra nerealios ir kad vis pasitikėti ir tikėti, Linai, stabdai arklį. Čia ką duoda. Laukit, volė, maudytis. Kiek jis bijo patamti? Reklamos. Alinės nemėgių vyrų savaitėmis krypo. Ir koks darbo rezultatas.